Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Viešpats Balarama lankosi Vrindavanoje. Jo dieviškos malonės Bhaktivedantas Swami Prabhupados tekstas. Kartą viešpats Balarama labai panoro pamatyti savo tėvą bei motiną, Maharadžą Nandą ir Jašodą. Jis sėdo į vežimą ir netverdamas džiaugsmu išvyko į Vrindavaną. Vrindavanos gyventojai buvo labai išsiilgę Krišnos ir Balaramos. Ir kai viešpats Balarama grįžo į Vrindavaną, piemenukai bei gopės, nors buvo jau suaugę, apsikabino su Balarama kaip seni draugai. Po to jis priėjo prie Maharadžos Nandos bei Jašodos ir pagarbiai jiems nusilenkė. Motina Jašoda ir Nanda Maharadža atsakydami palaimino Balaramą. Jie kreipėsi į jį vadindami Džagadishvara arba visatos viešpačiu, visų globėjų. Nanda Maharadža ir Jašoda pavartojo šį kreipinį todėl, kad Krišna ir Balarama globoja visas gyvasias būtybės, nors dėl to jiems nebuvo lengviau pakelti išsiskyrimą. Susijaudinę jie apkabino Balaramą, pasodino jį ant kelių ir iš akių jiems ėmė upeliais tekėti ašaros, nuo kurių Balarama visas permirko. Paskui viešpats Brahma pagarbiai nusilenkė vyresniesiems piemenims. Paskui viešpats Balarama pagarbiai nusilenkė vyresniems piemenims, o jaunesnieji nusilenkė jam. Šitaip viešpats Balarama, atsižvelgdamas į piemenų amžių bei santykius su jais, išreiškė savo draugiškus jausmus ir piemenys atsakė jam tuo pačiu. Jis paspaudė rankas savo bendraamžiams, draugams ir garsiai juokdamasis kiekvieną apkabino. Pasisveikinę su piemenukais, su piemenimis, piemenukais, gopėmis, karaliumi Nanda ir Jašoda, patenkintas viešpats Balarama atsisėdo ir visi susibūrė aplink jį. Iš pradžių viešpats Balarama klausinėjo jų, kaip jiems sekasi, o paskui ėmė klausinėti ilgai jo nematę piemenis bei piemenukai. Pavergti viešpatės lotoso akių, Vrindavanos gyventojai paaukojo Krišnai viską. Jie taip karštai troško mylėti Krišną, kad niekada nesvajojo siekti rojaus planetų, nesistengė įsilieti Brahmano švytėjimą ir taip susivienyti su absoliučiaja tiesa. Net turtai jiems nerūpėjo. Jie džiaugiasi tuo, kad gyvena kaime ir yra paprasti piemenys. Jie visada skendėjo mintise apie Krišną ir nesvajojo apie jokią asmeninę naudą. Jų meilė Krišnai buvo tokia stipri, kad dabar, kai Krišnos su jais nebuvo, jie klausinėjo Balaramadži apie jį su virpuliu balse. Pirmieji prabilo Nanda Maharadža ir Jašoda. Brangusis Balarama, kaip laikosi mūsų draugai, Vasudeva bei kiti šeimos nariai, judu su Krišna jau suaugę, vedę vyrai ir turite vaikų. Ar kada šeimyninės laimės valandomis prisimenate vargšą savo tėvą Nanda Maharadžą ir motiną Jašodą Devi? Mes labai džiaugiamės, kad jūs nužudėte nuodėmingai karalių Kamsą ir kad mūsų draugai Vasudeva bei visi kiti, kuriuos jis persekiojo, dabar laisvi. Džiugi ir ta žinia, kad jūs su Krišna nugalėjote Džarasandhą bei
Kalajavaną, kad jie negyvi ir dabar gyvenate Dvarakos tvirtovėje. Atėjus gopėms, viešpats Balarama meiliai pažvelgė į jas. Džiaugsmo pagautos gopės, kurios taip ilgai kamavosi išvykus Krišnai ir Balaramai, ėmė klausinėti, kaip gyvena broliai. Jos labai domėjosi, ar Krišna laimingas tarp apsišvietusių Dvaraka Pūrio moterų, ar jis kartais atsimena savo tėvą Nandą, motiną Ješodą bei kitus, su kuriais buvo toks artimas, kai gyveno Vrindavanoje. Ar nesiruošė Krišna atvažiuoti ir aplankyti savo motinos Ješodos, ar atsimena jis mus gopės, kurios sielvartauja jo netekusios. Turbūt Krišna pamiršo mus, apsuptas išsilavinusių Dvarakos moterų, bet mes tebe prisiminame jį, skiname jam gėles ir veriame iš jų girliandas, tačiau jis nesirodo ir mes visą laiką verkėme. O jeigu jis ateitų ir užsidėtų mūsų nupintas girliandas, brangus viešpatie Balarama, Dašarthos Aini, tu žinai, kad vardan draugystės su Krišna mes paaukojame viską. Net didžiausioje nelaimėje žmogus negali nutraukti ryšių su šeima. Ir nors kiti ko gero to padaryti nepajėgtų, mes be jokio skausmo atsižadėjome tėvų, motinų, seserų bei kitų giminaičių. Ir tada Krišna netikėtai pametė mus ir išvažiavo. Jis lengvabūdiškai nutraukė artimus santykius su mumis ir išvyko į svečią šalį. Klastingas ir gudrus, Krišna prišnekėjo mums daug meilių žodžių. Jis kalbėjo, mielosios gopės, nesikrimskite. Už jūsų tarnystę aš amžinai lieku jums skolingas. Galų gale mes moteris, tad ar galime juo nepatikėti? Dabar mes suprantame, kad meilūs jo žodžiai te buvo skirti mums apgauti. Kita gopė, piktindamasi, kad Krišna išvyko iš Vrindavanos, tai prabilo, brangus Balaramadži, žinoma, mes tik kaimos merginos ir Krišna galėjo mus apgauti, bet ar pavyks jam apgauti Dvarakos moteris, nemanykit, kad jos tokios pat kvailės kaip mes. Mūsų kaimietės Krišna galėjo apgauti, tačiau Dvarakos moteris išmintingos ir gudrios. Ir aš labai nustebčiau, jeigu miestietės leistusi apgaudinėjamos ir patikėtų Krišno žodžiais. Čia prašneko kita gopė. Brangusis draugė, Krišna moka gražiai pakalbėti. Šį meną jis išmano kaip niekas kitas. Jis gali šnekėti taip įmantriai ir meiliai, kad palenks bet kurios moters širdį. Be to, jis moka vilingai šypsotis ir moteris išvydusios šią šypseną dėl jo eina iš proto ir nebejodamos tampa jo vergėmis. Po tokių žodžių kita gopė tarė, mielosios draugės, ar verta kalbėti apie Krišną? Jei norime pašnekėti, rinkimės pokalbiui kitą temą. Žiaurusis Krišna gali apsieiti be mūsų, tad kodėl mes be jo neapseiname? Žinoma, Krišna ir be mūsų laimingas, tačiau mes gyventi be jo negalime. Ir kai gopė šitaip kalbėjo, jų meilė Krišnai dar labiau sustiprėjo. Jos vėl matė Krišnos šypseną ir jo patrauklius bruožus, girdėjo Krišnos meilės žodžius, prisiminė Krišnos ypatybės, pasijuto esančios jo glėbyje. Jų ekstatiški jausmai buvo tokie stiprus, kad joms atrodė, kad štai Krišna vėl su jomis. Užplūdus malonių prisiminimų apie Krišną bangai, jos negalėjo sulaikyti ašarų ir nekreipdamos į nieką dėmesio pratrūko raudoti. Viešpats Balarama, žinoma, suprato ekstatinius gopių jausmus ir norėjo jas nuraminti. Jis mokėjo rasti raktą į pašnekovo širdį. Tas su didžia pagarba kreipėsi į gopės. Jis ėmė pasakoti nuostabias istorijas iš Krišnos gyvenimo ir gopės tuojaus aprimo.
Norėdamas išsklaidyti jų liūdėsi, viešpats Balarama nekėlė kojos iš Vrindavano 2 mėnesius. Tai buvo Čaitros, kovas balandis ir Vaišakhos balandis gegužė mėnesiai. Tuos 2 mėnesius jis nesiskyrė su gopėmis ir visas naktis praleido su jomis Vrindavanos miške, stengdamasis nurimdyti jų meilės aistrą. Taigi Balarama tuos 2 mėnesius, kaip ir Krišna, šoko rasą su gopėmis. Buvo pavasaris, prie Jamunos krantų pūtė švelnus vėjelis, neždamas įvairių žiedų aromatą, o labiausiai kvepėjo kamudi gėlė. Danguje patekėjo mėnuo, viską aplinkui nutvieksdama savo šviesą. Mėnesienoje Jamunos krantai nušvito nepaprastu grožiu. Čia viešpats Balarama džiugiai leido laiką su gopėmis. Pusdievio Varūnos siųsta dukra Varūnė midaus pavidalu sunkėsi iš medžių drevių. Midumi kvepėjo visas miškas ir svaigus jo aromatas pakerėjo Balaramadžį. Varūnė skonis jam labai patiko. Kartu su Balaramadži šiuo gamtos gėrimu vaišinosi ir gopės. Gerdamos jį gopės šlovino viešpatį Balaramą, o viešpats Balarama jautėsi labai laimingas, tarsi būtų nuo jo apsvaigęs. Iš malonumo jo akis vartėsi į šalis, nuo jo kaklo sviro ilgos miško gėlių girliandos, transcendentinė palaima, spinduliuojanti scena buvo panaši į didžiulę džiaugsmo šventę. Viešpats Balarama nuostabiai šypsojosi, o jo veidą puošiantis prakaito lašeliai atrodė tarsi visi rytmečio rasa. Įsilinksminęs Balarama panoro kartu su gopėmis išsimaudyti Jamunoje. Jis pakvietė Jamuną prieiti arčiau, tačiau ji nepanoro paklusti Balaramadži valiai, nutarusi, kad jis paprasčiausiai apkvaito nuo gėrimo. Viešpats Balarama buvo labai nepatenkintas, kad Jamuna jam nepakluso. Jis tuojaus pašoko, ketindamas išvagoti Jamunos pakrantės žemę savo arklų. Viešpats Balarama turi 2 ginklus – arklą ir vėzdą, kurių griebėsi kilus reikalui. Šį kartą jis panoro jėga pritraukti Jamuną, todėl griebėsi senojo arklo, ketindamas nubausti Jamuną, kuri nepakluso jo valiai. Jis tarė: ak, tu netikusia upė, tu nepaklusti mano valiai, aš tave pamokysiu. Tu neatėjai pas mane savo noru, tai aš savo arklų priversiu tave tai padaryti. Aš padalinsiu tave į 100 pavienių upokšnių. Jamuna, išgirdusi grasinimą, išsigando galingojo Balaramos ir tučtuojau atskubėjo pati. Puolė prie jo lotoso pėdų ir ėmė maldauti: brangus Balarama, tu galingiausias iš visų, tu visiems geras. Deja, aš pamiršau, koks tu šlovingas ir didis. Tačiau aš jau atsitokėjau ir man grįžo atmintis. Užtenka pasakyti, kad tavo dalinė ekspansija šeša ant galvos laiko visas planetų sistemas. Tu palaikai visatą, brangi aukščiausiojo Dievo asmenybė. Tu kupinas 6 vertybių. Aš pamiršau tave, tavo visą galybę ir suklydau, nepaklusdama tavo valiai, tad labai nusikaltau. Tačiau, brangus viešpatie, žinoki, kad aš tau atsidavusi sielą. Tu labai myli savo baktus, todėl būk maloningas, atleisk man už mano įžūlumą bei klaidas ir nepriežastinę savo malonę paleisk mane. Taip, išreiškusi savo nuolankumą, Jamuna gavo atleidimą, o viešpats Balarama, jai pritekėjus artyn, panoro linksmai paplaukyti jos vandenyse, kartu su gopėmis, tarsi dramblys su dideliu būriu patelių. Ilgai jie maudėsi ir kaip patenkintas viešpats Balarama išbrido iš vandens, sėkmės deivė atnešė jam puošnius žydrus rūbus bei brangų aukso vėrinį. Nusimaudęs Jamunoje, apsirengęs žydrais drabužiais ir pasipuošęs aukso brangenybėm, viešpats Balarama atrodė nepaprastai patraukliai.
šviesaus gymio, gražiai pasidabinės, viešpats Balarama atrodė tarytum karaliaus Indros dramblys iš dangaus planetos. Prie Jamunos upės ir dabar matyti daugybė mažų vagelių, kurias paliko viešpats Balaramos arklas. Šiandien, kaip ir kitados, jos byloja apie viešpatės Balaramos galybę. Ištisus 2 mėnesius kiekvieną naktį vykdavo transcendentiniai viešpatės Balaramos ir gopių žaidimai. Laikas prabėgo taip greitai, kad naktis praleistus drauge atrodė tarsi viena. Su viešpačiu Balarama gopės ir Vrindavanos gyventojai jautėsi tokie pat laimingi, kaip ir tada, kai Vrindavanoje gyveno 2 broliai - viešpats Krišna ir viešpats Balarama. Tai Bhaktivedanta baigia komentuoti 64 Krišnos skyrių pavadintą viešpats Balarama lankosi Vrindavanoje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kiekvieną kartą skaitant Krišnos žaidimus, atrandam labai tokių gilių vietų, kur anksčiau tiesiog nesusimastydavom. Ir iš to posmo, iš to teksto, iš tos istorijos, aišku, kad Balarama yra, tai yra dar aiškiau tiesiog, kad Balarama yra pilnutinė Krišnos ekspansija. Ir man sunku dabar paaiškinti, kaip taip suprasti, žodžiu, bet dingojasi tokia mintis ateina, kad Balarama tai yra labai tolygų Krišnai, nes rasų šoko su tomis pačiamis gopėmis ir jos nedarė skirtumo tarp Krišnos ir Balaramos. Taip? Ne? Tada, tai va, aš prašyčiau mano, išaiškinti, vat, Maharaj. Yra atskiras gopės Balaramos. Balaramos yra atskiras gopės. Pirmiausia, Čaitanijos Čaritamrita prasideda nuo to, kad nieko anksčiau nebuvo, nebuvo nei Šivas, nei Brahmas, nei Narayana. Buvo vienas tik tai, buvo Narayana, Krišna buvo vienas. Narayana buvo vienas. Paskui jis viduj žaidė. Viskas viduj vyko. Ir sako, kada jis persipildė tai žaidimais, begaliniais, jo energija iššoka į Radharani, vieną pusę. Ir vat Krišnai kitą pusę. Gavosi jau dviese. Ir dabar, žaidimai vyksta išoriškai. Tada Krišnas skleidžiasi į Višnų formas įvairias, taip praktiškai. Į 4 ten kas yra. Į Narayaną iš pradžių, paskui į Narayaną į 4 yra Sankaršana, Vasudeva, Pradyumna ir Anirudha. Paskui dar į materialią gamtą įeina, jie vėl dar kartą į 4 skleidžiasi. Persmelkia visą materialią gamtą. Kaip čia minėjo Brahmanas, persmelkia materialią gamtą. Kaip Brahmanas taip pat įeina kiekvieną gyvą būtybę ir į atomus, ir tarp atomų, kaip keturrankė forma Višnu. Tai va taip Krišna įeina į tos žaidimus. O Radharanis skleidžiasi į savo pusę. Šiva parašyta Hayagriva, prašo apie Hayagriva, tai Višnu įsikūnimas. Višnu atėjo pamokyti apie Šaktį, apie Parvatį su Šiva, pokalbis Parvatį su Šivas vyko. Kaip jį vadinasi, Samasra Nama, 1000 vardų. Jis paklausė, kodėl, Radharani tokia galinga ten dvasinė pasaulį, kodėl įkopė. Nes į faktį visas energijos iš Radharanės eina.
jie, reiškia, materialiai gamtoj. Bet Šiva atsako pirmiausia, kodėl gopė. Ten duoda 1000 vardų Radharanis ir aprašo savybės, visas savybės, tai yra kaip tik čia aprašo šitos žaidimus. Tai va, tai vienas dalykas. Kad Krišna kaip skleidžiasi, jis kaip pirmiausia pirmas Pansai Balarama, taip pat Krišna. Krišna visą laiką šoka su Radharani dvasiniam pasaulyje. Su gopėm. Niekais bendrai neturi su materialiu pasauliu. Tai va, ekspansija pirma, tai yra pats Krišna kaip Balarama ir jis visuose rasuose dalyvauja. Tai reiškia, jis sukūrė materialią gamtą ir dvasinę gamtą. Anksčiau nebuvo tos gamtos. Tai va, sukūrė materialią gamtą. O Radharani iš karto Jogamaja, reiškia, ten duoda energijas iš kitos pusės, kad tas vyktų veiksmas dvasiniam pasaulyje. Tos gopės tai yra Radharanės ekspansijos. Taip pat. Balaramai taip pat, jis Ananga Mandžari, jis kaip gopė irgi dalyvauja. Kaip materiali gamta irgi yra Narayana, šitas Balarama, kaip materiali gamta. Kaip ir dvasinė gamta, jis ir sukuria ir materialią gamtą, bet kaip dvasinė gamta irgi Balarama. Jis papuošalai, jis Krišnos drabužiai. Visi deimantai ten bachtai, ne praktiškai parkabą, tai Balaramai ten viską duoda. Dabar jis, reiškia, jis dalyvauja, kaip minėjau, kaip gopė, tai žaidžia, kaip sakant, su gopė. Jis nepalieka Krišnos žaidimą, tai palieka, kartu žaidžia. Kaip matai, kaip dvasinė gamta jis, kaip papuošalai, kaip drabužiai, kaip lova, batai, karūnas, viskas čia Balarama. Paskui jis kaip tarnas, paskui jis kaip draugas Krišnos, taip, aišku. Tai vat mes matom, jie draugauja, Krišna ir Balarama, kartu visą laiką. Bet kaip Bhaktisiddhanta Sarasvatis testamente savo palikos pirmiausia klausimą ir iškėlė, sako, mes jį turėtų realizuoti, kad reiškia, nieko visko, kas egzistuoja materialioje gamtoje yra, kaip sakant, tame tarpe ir Balarama yra tarnai. Tai va, mes negalim būti dievais. Tai pirmas realizacija, paskui realizuoti, kad Hare Krishna mantra yra taip pat Balarama. Tai va, tai toj rasoj, draugystės rasoj, tarnystės rasoj, jis egzistuoja, paskui tėvystės rasoj irgi jis. Tėvystės rasoj yra prašoma tokie žaidimai, kad, sako, jis ateina, Jašoda sako, mama Jašoda sako, motina Jašoda sako, šiandien Krišnos gimimo dieną, šiandien mes, sako, jį apišėką darysim, plausim, jį ten maudysim ir taip toliau. Sako, pasakyk, reiškia, kad Krišna žaidžia nuo ryto iki vakaro, ten žaidimus turi, reiškia, visokius ten su draugais, su minukais, reiškia, kad jis grįžtų laiku, nes Nanda Maharadžas bus nepatenkintas, tai taip toliau. Reiškia, jis bėg, jis nuvėjo ir kviečia Krišnai, sako, Krišna, jis kaip tėvas jau sako, tėviška rasa. Krišna, šiandien tu reiškia, turi tokią valandą grįžti ir taip toliau. Tai va, tai tėviška rasa. Dabar, kai jis galingas yra kaip Krišna ir kartu netoks kaip Krišna, yra kitas žaidimas. Žinoma, turbūt girdėjo daug apie tą žaidimą, kad reiškia, vieną kartą Balarama, kadangi jis aptarnauja Krišną, visur dalyvauja, visur. Ir mato, kaip Krišnas su tais demonais susidūrė, taip toliau, reiškia, kad tokie apkrovimas didelis, nuo ryto, kad du kartus su demonais ryte vakare. Ta prasme, kad palengvintis, vieną kartą sako Krišna, duok man savo tą plunksną, duok tą, sako, aš šiandien būsiu Krišna. Na ir išeina jis su tą plunksną. Krišna su mielu noru atidavė fleitą, davė jam tą plunksną, apsirengęs kaip Krišna išėjo. O Kamsa tuo momentu kalbėjo su demonu ir ruošė jį mūšiui. Kalbinėjo, reiškia, koks ten buvo demonas Agasūra, ne? Šitas demonas jautis toks.
Baka. Agasūra. Agasūra. Jautis. Agasūra. Arištasūra. Ką? Arištasūra. Arištasūrai sako, tu, reiškia, vyk į Vrindavaną ir, reiškia, ten Krišną likviduok. O jis sako, nu, žinau, sako, bet gerai, sako, bet aš nepažinsiu, kaip aš jį pažinsiu. Nu, sako, tu pažinsi, labai paprastai, sako, bus toks. Jis sako, nešėjo plunksną, šitą kovo, su fleita, nu, sako, su pamatysi, tai iš karto. Nu, ir tas išvyko, o kaip tik Balarama išeina ir, kaip sakant, tas demonas pamato jį, nieka iš karto puolė. Puolė Balaramos ir kai dar Balarama, sako, ten aprašo, toli numetė Balarama. Balarama nukrita, labai susižeidė visas jam kūnas, aimanuodamas. O tas pagalvoja, kad jie užmušė tą Balaramą, jis apsisuko ir nubėgo. O Balarama, reiškia, aimanuodamas, tas įkėlė. Kaip sakant, žinot, kaip sumuštas. Pats savigailis jau. Nuvėjo, reiškia, atidarė duris. Pas Krišną iš karto. Ir jam atidavė tą jo plunksną ir fleitą, sako, kaip sako, daugiau aš, reiškia, neimsiu. Ir nuvėjo, kaip ten rašo, nuvėjo pas motiną, atsisėdo ant kelių ir užmygo. Tai va, o Krišna išėjo, tą demoną sutiko, jį užmušė, be jokių, kaip sakant, sunkumų. Tai va, jis sako, kad Krišna yra šaltinis, vis tiek jis šaltinis. Nors tas pats Krišna, Balarama tas pats, bet jis yra šaltinis visos jėgos, visko. Tai jis dalyvauja ir tėvystės rasoje, ir va, reiškia, kaip gopių rasoje, visose rasose irgi Balarama, faktiškai visur. Ir kaip čia minėjai Brahmanas yra viso tos forma, irgi yra Balarama. Ir dievybėse irgi už dievybę yra Balarama, faktiškai ta dievybė. Todėl mes sakom, jeigu mes čia aptarnaujam, mes turim reikalų su jo gaunam. Jeigu mes medituojam, reiškia, mes turim tą Brahmaną irgi realizuoti, mes pajuntam tą visatos formą, mes apsivalom. Kaip sako, aš perplauksiu tą neišmanymą okeaną, įsikibęs į viešpats lotuso pėdas. Tai darė praeities ačarija, buvo pilnai pasišventę Brahmanui, Bhagavanui, tai yra Brahmanui, Paramatmai ir Bhagavanui. Tai mes turim realizuoti Brahmaną, tai yra, kad visur Krišna. Kur tik mes, visi veiksmai, visi mūsų mintis, mūsų visą, čia jis duoda mums, reiškia, pagal mūsų karmą. Mes turim pamatyti visur, kiekvieną sekundę, kad aš su Krišna turiu reikalų. Tai reiškia, bus Brahmano realizacija, žmogus niekada nebenorės. Paskui mes turim su širdį Paramatmą, o tada jau ir žaidimai mums tada bus mėly, artimi, mes būsim tam. Ir mūsų dvasinis kūnas čia žaidžia. Todėl čia paminėta, kad jis ir materialiai gamta, ir visi pusdėliai, faktiškai, ir mes esam jo dalelės. Ir jeigu mes tik atsisukam, o mes atsisukti galim tik per tarnybą, ne kitaip. Todėl sakoma, mes, jeigu atsisukam per tarnybą, mes nebe savo naudžiai, mes jau dvasiniam pasaulį iš karto. O jeigu nesisukam, tai savanaudžiai, tai yra karma jogai, džnana jogai, mistikai, visi yra savanaudžiai. Šiek tiek jie turi savanaudiškumą, jie negali pabėgti iš to materialaus pasaulio. Su šiuo kūnu jie gali, nieko nepasieks, gali grįžti atgal. O mums jau čia, kaip vakar mes, kaip čia užvai, pirmadienį mes skaitėm, ne? Pas jūs, kad Krišna rūpinasi, jeigu tu tarnauji, tuo momentu jis viską tvarko. Tai mums tą pusę. Todėl sakome, tie žaidimai, su mumis irgi čia žaidimai, čia mūsų žaidimai, mes taip pat žaidžiam dvasiniam pasaulyje. Bet jie švarus yra, mus dabar treniruoja. Kad mes taip jau pradedam taip žaisti. Mes su Krišna jau žaidžiam taip pat. Kiekvienas savotiškai turim savo ryšį. Kada mes tarnaujam, mes pajuntam savo ryšį, kažin kokie. Kodėl sakoma, kai jau pasiekėm apsivalom, mes pasiekėm raganugos, jau šitą
lygį, tada mes jau pajūčiam dvasinį pasaulį, ir pajūčiam savo vietą. Vienas paukštis, kitas medis, kitas upė, kitas gopė, kitas mančelė ir taip toliau. Mes tik tarnyboje tai paimsim. Faktiškai tai jau sakom, kad čia niekada daugiau nėra kaip tik tai Krišna. Kaip tik Brahma, geriau sakoma. Bhagavanas susitaksime. Todėl tas momentas labai svarbus ir žaidimai, štai yra pilnai dvasiai ir jie duoda dvasinį pasaulį, kartą spindi mūsų situaciją. Tai o kas liečia tas gopes, tai šitas Balarama turi savo kompaniją. Vardai yra savo gopes turi. Ir kad Krišnas nėra taip, kai ten. Tai ne tos pačios gopės, tai ne tos pačios gopės, bet tai jos čia apie Krišną čia verkia, ilgisi, bet jos verkia, bet Balarama ten savo funkcijas atlieka, visai, kaip sakant, nes tom gopėm žaidžia. Visi Kateina ramina, ar ką ten, ar ten su jom ten turi kartu Krišnai, ten kažkokie veiksmai vyksta kartu. O jis paskui yra šokis Balaramos, yra prašyta, Balaramos šokiai yra ir Krišnos yra lygos. O ko ten skiriasi, sunku ką nors pasakyti. Nes mes nepasiekė tokio lygio. O Krišnos žaidimai vis tiek jie, mes kai skaitom, mes pajuntam, kad mūsų situacija tokia pat, kaip jis žaidžia su mumis. Kai tarnybos metu paimti, kad tu turi tarnybos metu, tu paimti savo amžiną ryšį tą, kad čia jau siela tavo pradėjo jausti. Tai va, tas labai svarbu. Todėl skaitant tą, paskui jau gaunasi, nesvarbu, ar tu čia būsi, ar ten jau tas pats bus. Ne tai, kad tu staigiai ten nulėksi, bet tu turi atsakyti savo sielą, tavo kūną dvasinę atskleis širdyje. Ir su to kūnu tu jau jauti. Tau nesvarbu jau šitą materialį gautą. Kaip sakant, tada tie žaidimai suprasti savo. Neveltui tos 9 giesmės, iš pradžio eina, pirmą giesmę eina apie pirmą, antrą giesmę apie tarnybą. Taip eina apie atsidavimą tarnystę, paskui eina veiksmas, kai tu tarnauji, kas vyksta. Iš karto pusdievių lygis atsiranda. Taip, kaip ten, kaip sakant, savo ten, ką gali padaryti, ką nepadaryti. Eina toliau, kaip sakant, paaiškina, kaip materiali gamta veikia, kaip persmelkia. Tu tą pajunti irgi viską. Paskui jau 8 giesmė, visokias istorijos prieš išsivadavimą. 9 giesmė įsivadavimas jau, o 10 giesmė jau šitą. 11 giesmė jau paskutiniai viskas aprašoma vėl iš naujo, bet jau labai sustiliai, kad tu galėtum atsikabinti nuo to materialio pasaulio. Tai va, viskas eina ten per tarnybą. Tai visos istorijos visur tarnyba, taip praktiškai. Nėra vienos istorijos, kai nebūtų tarnyba. Nėra taip, kad... O taip mes tada mes sudėvinę save ir tada mes negalime suprasti, neįdomu tas visiškai. Tarnyba, kad čia ne tarnyba, čia mūsų amžinė konstitucinė padėtis. Tai sielos ir lygis. O mes prieinam tą materialiam lygį, kūno lygį, mes sprendžiam arba subtiliam kūne, arba proto intelekto lygį sprendžiam mes tarnai, čia reikia tarnauti, čia reikia nusilenkti. Aš man reikia pajusti tikrą tą ryšį. Mes negalim, kaip čia paminėjau, čia dievais negali būti. Tai va tie žaidimai atspindi mūsų irgi materialiam pasaulį žaidimų. Ir duoda, kaip kūrimas materialus pasaulis. Atsimint, kad Brahmas sukūrė tą materialų, kūnus davė Brahma visus materialiam pasauliui. Jis davė mums tos materialius mašinas tas. Ir sako, Krišna buvo labai patenkintas, paspaudė šitam Brahmai ranką. Padėkojo. Kodėl padėkojo? Kai sukūrė tokius, kad mes čia vis tiek gyvendami nusivilsim ir panorėsim dvasiškiau gyventi, grįžti. Reiškia, tai yra dvasiškiau gyventi, ne tai, kad nulėksi, su sparniukus gausi, nulėksi, ne. Tu turi skleisti dvasinį kūną ir grįžti su dvasiniu kūnu. O taip mes su grubiu kūnu paliksim, čia kaip gyvulių formai, paskui su piliu kūnu, reiškia, į Ruojanės planetas galim patekti aukščiau. Tai praktiškai. O su dvasiniu kūnu. Todėl mūsų ir dievybės yra Madan Mohan, tai yra, kas, reiškia, mums padeda skartyti geismo. Paskui eina kas Radha Govinda. Tai tarnybos metu kas vyksta. Tai paskui Radha
Gopinatka, kas vyksta dvasinį pasaulį. Tai va, tai iš atbūdžios forma, čia iš atbūdžios nėra gaila. Iš atbūdžios forma ir yra. Čaitanė tai yra forma. Reiškia, pirmasis žadėt. Tuo materialaus pasaulyje, tai net mes neužgniaužti, bet paprasčiausiai gauti aukštesnį, reiškia, padaryti poreikius aukštesnius tarnybos metu. Kaip mes ir su pirmadienio to baitas, šitą pas Tomuką skaitėm. Geras labai tekstas. Tai va, ten rašo, kad Krišna pats padaro. Net neprašo, kai tarnauja. Tai jam žinai žaidimas kaip? Įsijunkim. Šri Balarama, tai... Tai va, visur Balaramas, visur ekspansijas. O tos energijos visus čia yra Radharanas. Ir kaip sakau, Sahasra Nama, Šiva papasakoja Parvatį. Sako, Parvatį, ką tu ten darai visą laiką? Sako, ką tu ten medituoji, reiškia, tu man paaiškinti. Kodėl, sako, jeigu tu skaitai, kad aš ką nors tavo gero padarai, kaip žmona, kaip sako, kodėl tu man nepaaiškini? Jis paaiškina, davė tos vardus. Kiekviena kaip energijos tos visos viską išdėstė. Tai va, Radharani tai yra visos tos energijos. Tie žaidimai mes todėl, kad o iš tos pusės Krišna, reiškia, įsiskleidžia kaip visas formas Višnu, visos formas, visi mokymai ateina, visos inkarnacijos, čia Krišna ateina. Kartu Radharani visur Radharani kartu. Jeigu sakom, kaip sako, Lakšmi Narayana, ne? Paskui eina, reiškia, Sači, Indra, Sarasvati, Brahma, visur energijos. Tai Radharanės pusė. Ir mes einam Radharanės, vieni eina Radharanės pusė, kiti eina Krišnos pusė. Praktika. Bet nenusimink, vaikiam, mums padės. Ateina laikas padės, kam reikia. Mūsų parampara juk yra, visi yra. Jeigu atsisukam į paramparą, darom ką parampara, jie mums padeda, jie visi gopės, visas. Mandžarė visi, visos mandžarės čia. Pagrindinės. Tai vat, mes žaidimuose irgi dalyvaujam, tame yra, kad mes suprasdami dalyvaujam žaidimuose, bet mes nepasimušam, kadangi mažai tarnaujam. Tai va, Balarama, taip ir jo. Pas Balarama yra dvi žmonos, taip? Varūnų. Ir kita, tai čia yra Džaganata Puri. Buvo, kas buvo Džaganata Puri? Buvo, ne? Tai šventykla ten yra. Ten dar šventykla. Dvi žmonos yra. Kodėl dvi žmonas yra? Aš nebijau sušakoliuoti. Per giliai. Tai va, tai sakoma, kad Prabhupada sako, mano Majapūras, sako, mano tarnystės miestas. Tai reiškia, Džaganata Puris. Vrindavanės namai. Jo, šventykla man, šventykla. O reiškia, Vrindavanas mano namai. Mano namai, tai va. Tai labai svarbu nuvažiuoti Džaganata Puri, ten Čaitanio žaidimai. Čaitanio žaidimai tai yra kaip Radharani. Tai Džaganata Puri, va, šitas Džaganatas, matot, viskas įsiskyrime jausmas. Ir visi gospavimai ir dainuojam. Rada Kryžnė, kokį tam dainuojam daleiskai. Apie 6 gosvamių. Krishna kirtana gana nartana pado nirmat sara pujito Shri Chaitanya kripalo viduvau bharavaha antarako Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako. Tai va, aprašo 6 gosvamius. Šitos aprašo visus 6 gosvamius, o jie visi skirtingi yra. Rupa gosvamis,
aprašomas, paskui Sanatana Gosvamis aprašo. Sanatana Gosvamis mums davė apie Krišną, Rupa Gosvamis davė bhakti, kaip atlikti, kas vyksta bhakti metu, taip praškai. Viską prašė. Čitaniai mokėsi, kaip pertot mums bhakti, kaip atliekant čia tyro bhakti duotą. Atliekant tą tyro bhakti, mes viską gauname. Iš karto tai kaip prašo, reiškia, atsidama nektarį bhakti yra samhitasimui. Pirmiausia, jeigu mes pradedam tarnauti, karma pagerėja, reiškia, šitas vienas lapelis tūlas į karmą pagerėjo, iš karto skleidžiasi tūlas į 2 lapelius. Antras lapelis, viskas prasideda palanku tam. Paskui ateina transcendencija, tai 2 reiškia iš pradžių, 6 savybės atsiranda. Paskui eina toliau dvasiškiau, paskui jau visiškai dvasiškai 6. Pirmas skyrius, atsidavimo nektarė, ką pažiūrėti, aprašoma, kas vyksta atsidavimo tarnybai. O kad darytą mus neverčia. Kaip ir sako, Krišna tai padaro, mus auklėja. Jeigu nenori tarnauti, tai auklėja. Tu nori ten daryk, nudaryk, vaikelį daryk ten. Nori, sako, bet tu nori nuodų. Bet Krišna samosą duoda. Suprantat? Taip jis auklėjimas. Tai svarbu norėti tarnauti. Ar reikia kažkaip įsiklėti, kad patarnauti, pajust, kad Krišna sąmonė yra, kad mes darom, ką Krišna sakė. O ten jau tvarkosi, pamatai, kad tvarkosi, reiškia, ne fanatiškai, bet pamatai, kad tu darant tau kažkaip viskas susitvarko. O mes pripratę patys mąstyti, taip daryti, taip nustatyti. O ką mes paliekam savo naudžią. Tai bhakti yra Galukėlio Pramadana Harinama Sankirtana nusileido iš dvasinio pasaulio. Bhakti, atlikim bhakti. Mums davė bhakti, ne karma joga, ne žnana joga, ne mistinė joga. Tame problema. Bet nieko nepadarysi. Mums davė liftą, mes iššokam kažin kur pasižiūrėti. Ir čia reikia, kitas tai dar, jis neprieina prie tai, jis dar kongerė, ar tam tą daro, dar jis ten su tais kovoja, su savo šešėliais, su savo, kaip sakant, čia va. Todėl Krišna leidžia viską nori, todėl ir sako Krišnai, sako, jeigu tu panorėjai pasigrįžti, jis sako, jis man tarnauja. O jeigu tarnauja, jis sako, kaip? Bet sako, aš jam duodu, jis nori duodu, aš neduosiu jam duodu. Tai va, tai žaidimai, tai va, kartai duoda pojūtį va šitų amžinų žaidimų ir mes gaunam, prisiliečiam prie jų ir mes jau tada turėm ryžtą, jėgos turėm. Todėl reikia kantrybė ir sako, kaip. Ir kantrumas, viskas su. Terpėniai trūtsijot spiritrutas. Franklinas, Amerikos prezidentas, sakė, terpėniai trūtsijot spiritrutas. Arba sako, raktas, kuris nenaudojamas. Jis surūpėja. Naudojamas blūdai. Reiškia, bhakti, bet nedarau bhakti. Ką aš pajus? Aš galiu spekuliuoti. Prasideda spekulacijos, ten to karmą pagerinti, tą pagerinti. Čia prasideda. Automatiškai. Tai čia yra tokie žaidimai mūsų. Bet tie žaidimai, jeigu mes bikai apsivalom, mes pajuntam tos amžinius žaidimus. Iš karto. Nes čia tie mūsų žaidimai, tai čia yra mūsų pasiekmė, mūsų norų, mūsų žaidimai. O tikri žaidimai, jeigu aš šitą materialiam pasaulyje pajusiu, jeigu aš pradėsiu tarnauti. Tada mane prives prie tikrų žaidimų įvairių. Kiekvienas mes turėjom asmenybės, kiekvienas mes turėjom amžinus savo žaidimus. Ir tarnaujas jie išriškėja. Ir tada pajunti, ir atsiranda jėga, ryžtas ir taip mes grįžtam prie tų amžinų žaidimų. Mums nebesvarbu, aš šitam pasauliu žaisti, ar kitam, aš jau, kaip sakant, jau žaidžiu amžinus žaidimus, aš papuoliau. O ten, kaip ten Balaramas su ko šoka, tada galima matysime. Balaramos kompanija, ar ten Radharanės kompanija. Būsime. Gal kokios mintis kyla kam nors? Mintis, kritinės pastabas, kas nepatinka. Sauliukas, kam reikalas?
Čia aukštoji matematika, gal niekam visi. Kai gera, tai ir minčių nėra. Na tai gerai, mintis tai mūsų norą iškelia, o sako, Krišna sako, aš po jūsų protas, faktiškai aš mūsų mintis. Mums mintis sukelia, aš duodu jums šitą, aš esu jūsų širdise, aš jūsų duodu jums žinojimą, duodu atminimą, duodu vedas, aš. Ir vedas skirtos tam, kad mes grįžtume pas jį. Taip, vedas skirtos tam, kad grįžtume pas mane. Taip jis sakė, paskui gal atvažiuoti, man bava, man to, man vežė, man namus kurų, reiškia, mano, nukreip protą į mane, tap mano baktų. Jis nesako tap, kad kažko kito, baktų tap. Lenkis man taip toliau, reiškia, nebijau pas mane, kai jis nieko nebijau. Atmesk visą religijų atmanas. Kokios 8 religijų atmanas yra, prisirišimą 8 mūsų. Dėl sielos, reiškia, norim realizuoti, kas mes sielo. Labai gerai, yra mokymai, inkarnacijos, bet kai Krišna, ateina visos inkarnacijos, visi čia visos mokymai ateina. Tai sako, pirmas yra, mes, reiškia, nukrypstam, kaip šitam rytoje prašoma, kaip šitie didelės žuvės, tos už banginius didesnės, kurios banginius pragyja, visokie mokymai suplaukė, ir keliai visokie. O mums reikia per auklėną plaukti, per nogą. Ir jie tą pragys. Yra, kada mes susižiūrėm tuo, kad aiškinamės, kas yra siela, reiškia labai gerai realizuoti, kad aš esu dvasinė būtybė, siela esu. Ir aš ten užmirštu, kad aš bhakti neužsiminėjau. Aš užsiminėjau pažinimą. Kada aš paramatmą irgi medituoju ten, kada skaitant platelį jogą, 8 pakopų jogą, ten vistinė jogą. Tai labai gerai, tai reiškia, bet turi suprast, sako, ne mes keliame tų kelių, turi suprast, kad čia, kad tu ir reikia tą daryti, ir reikia realizuoti, bet ne pagrindinis kelias, bhakti pagrindinis kelias. Kaip medituoti yra, kaip atsižadėti pasaulį, kaip ir taip toliau. 8 yra prieglobsčiai, vadinami prieglobsčiai. Krišna sako, sarva dharma paritėdžia, mamekam šaranam vardžia. Mes šitas religijų atmanas paprasčiausiai atiduok man. Nebijok, aš tavo karmą sutvarkysiu, viskas sutvarkysiu. Tai va, mūsų veda iš karto į Goloką veda, tame problema. Ten kiti eina, veda į įsivadavimą, į spindesį Dievo. Į paramatmą irgi, gali žiūrėti tą paramatmą spindesį, bet tu impersonalistas dar būsi. Tol, kol nepradėsi tarnauti. Sako, iš milijonų, tūkstančių, iš milijonų, reiškia, tik vienetai jūs nori tarnauti, tame, o mums davė iš karto patį, o kas problema. Tai va, mums davė jau tos žaidimus. Kadangi, kaip ir, jeigu tu medituoji, va, impersonaliai visą tos formą, yra švari. Jeigu tu medituoji, tai esmės centrai 8, 7, tai yra. Juk yra 7, mūsų 7, apačioje 7, demoniški 7. Reiškia, mes medituojam į švarą ir mes gaunam mūsų apvalą. O už tos formos stovi Krišna. Tai mes, jeigu su juo jau susilešėm, mes tada pradedam pažinti ir tą formą. Iš kitos pusės mes mums davė, iš kitos pusės. Ne palaipsniui, bet davė iš karto. Bet susidurėm su tuo realiai susidurėm, kaip sakant. Kaip tu sako, ir kalną tu stebėk iš tolo. Ir tu spekuliuok, ten nėra gyvybė, prieini arčiau, tu jau matai, kažin ką, o jeigu tu kalne, tu viską matai, susitinki su tu. Mums dar mes susitinkam, mes nežinom, su ko susitinkam. Ir tada mes pradedam aiškintis, labai gerai viską. Tai va tie žaidimai mums labai už tą Prabhupadai davėm. Tik tai brahmanai gali tokius prisiliesti prieš čitanius, prie Šrimad Bhagavatam, brahmanai tik tai. O mums davė visiems. Sako, kurie antrą kartuoja, visi jau brahmaną vykti. Visi. Nesvarbu, kiek jis kartuoja, tai mūsų jau prisilėkė. Jam jau malonę davė. O davė ir brahmaną, bet toliau reikia dirbti pačiam. Atlikti tą procesą. Procesą realizuosi, paskui to proceso nereikės. Aš galvodavau, jeigu realizuoti brahmano švytėjimą, tai turi matyti, kad viskas aplink kažkaip spindi, švyti, aš lyg tai to nemačiau. Šitas Sokratas aprašo, urviniai žmonės. Jis labai gražiai aprašė, visą tą brahmaną aprašė. Mes urveginę nematėm tos šviesos niekad. Špakalių geismas ten pūzivai, už pūzivio geismo liepsnoja
tas šviesa mums, mes surakinti visokių pykčių pavydo ir taip toliau, ja, prieš mūsų ekranas uolos, ir tie šešėliai, o kadangi pusdieviai už nugarų, o šviesa eina ta, apšviečia raudoną, geismas ir raudona šviesa. Ir apšviečia ant sienos visokie šešėliai, tie pusdieviai tampa visokias formas. Kaip Brahmas sukūrė 8 400 000 formų. Ir tada mes susitapatinam su tais. Ir sako, mes vienas prie kito negalim padėti, mes negalim net pasisukti, mūsų tos prisirišimai trukdo ir mes paskendę tuose situacijose, tuose šešėlius. Ir sako, ateina iš viršaus kas nors arba nori padėti, į tą nukryžiuoja, Kristų nukryžiavo, ne? Sokratą nunuodijo, liepė nuodų išgerti. Jis baktas buvo jis. Tai va, sako, nori padėti, tu negali, sako, tą šviesą ištems, jeigu iš karto ištems, irgi blogai, jis nematys nieko, kaip tu sakai, šviesą daugiau nieko nematys. Palaipsniui, reiškia, veda, traukia, paaiškina, pamoko. Kristų nukryžiavo, sako, jie nežino, ką daro. Kristus sako, taip jiems. Jie sako, jie nežino, ką daro. Tai va, tai kas charizmatais gali išvesti. Palaipsniui, palaipsniui, palaipsniui. Jo procesas, kaip Aksidant sakė, tos procesas, yra, kad turi daug, reiškia, kraujo nuleisti, galonų, kad padėtam kitam. Tada sako, nors vienam padėk išeiti iš to urvo, tai daugiau nieko nereikia. Savo misiją žmogus įvykdė. Tai tas, kuris realizuoja asmenybę. Tai tik arba, todėl per naktį. O tas, jis jam sunervuos jį, supranti, jis ten užsiėmęs. Kai būna mes, kuris susinerituojam, kad dabar tave čia, kaip sakant, pajudina. Tai labai viskas švelniai vyksta. Atsiprašau, aš galiu paklausti, nežinau, ar teisingai paklausiu, bet va čia, kai Devadananda Prabhu skaitė tą tekstą ir kai Jamuna dėvi sakė maldas, ten paminėjo tokį sakinį, kad aš tau amžinai esu atsidavusi sielą. Ir aš norėjau paklausti, tai Jamuna yra siela? Jamuna yra energija, o energija yra... Jamuna irgi asmenybė, visur asmenybė. Asmenybė, bet... Kiekviena savybė yra asmenybė. Taip. Ir dabar ir tie demoniškos asmenybės irgi asmenybės. Ir jeigu mes turėjom kažkokį įpūlį, tai aš su demonu to draugauju, supranta? Jeigu aš geras savybės turiu, aš su tą savybę. Tos savybės, tas yra pusdieviai ir demoniški, ir materialus, jie yra gryni. Palieskim, moters grožis. Tai praktiškai. Meneka buvo moters grožis. Suviliojo tą supračiavį. Moters grožis, jis neišlaikė, moters grožis. Jokių sentimentų neturi, jokių ten užuojautų neturi. Yra grožis moters. Tai yra energija? Jo. Bet energija turi savo pavidalą, savo formą? Tai turi, energija turi savo subtilę formą, bet yra grina energija tą grožį. Ir kai tos šoka, tas apsaros šoka pas Indrą, jos yra šokėjas. Ir kai jos tą menaką, reiškia, su tą savybę. Kitos irgi apsaros, kitas savybės turi. Tai čia yra jau papasakoja pusdievių, reiškia tas, kaip gopės yra ten, taip ir pusdievės. Gopės irgi ratvaranės savybės įvairios. Tai reiškia, ratvaranė yra galia, energija, jinai skleidžiasi tam tikrą savybę. Ratvaranė yra meilės energija. Taip. Ir iš jos išeina įvairius atspalviai energijų meilės. Ir reiškia, kiekviena savybė įkūnija tam tikrą formą. Tam tikra gopė yra. Tam tikrą formą pavidalą. O tai kaip tada suprasti, kodėl tada sako, kad aš esu tam amžinai atsidavusi siela? Nu tai ir yra jos šitą... forma, bet vis tiek tai yra sielos savybė, ne? Sielos savybė yra. Ir amžinais vadovas sielos ir yra laikinos, užterštos mes. Tai va, tai jos yra amžinai, jos yra amžinas palydovas, iš Krišnos išeina, iš Radharanės išeina viskas. Ir ryšys yra jų amžinė ryšiai. O mes turim irgi amžinį ryšį, bet mes dabar užteršti, mes turim materialų dalykų. Tai va, ten yra amžinos jos sielos. Dabar dalis mūsų bhaktijos yra Jamunė, pavadina Jamuna.
Jie turi tokią savybę, irgi švarą tokia arba ganga. Tai siela yra lietuviška. Ir jie davė tokį vardą, kadangi jie ten gali medituoti savo jo vardą, tai kaip medituoti, ir pajus tą tikrą savo tą švarą. Tai va, taip įsivaduoti. Bet netaps į tą Jamūną, bet į taps Jamūnos tarnaitę. Mes negalim tapti. Aš dar negaliu realizuotai suprasti tiesiog. Ne, tai mes negalim tapti, daleiskim, jeigu gopė arba mandželė, tai mūsų yra mandželės, patarnauja gopė. Nesako, čia gopė tapsi. Tapsi tarnaitė, o mandželė yra tarnaitė. O mes galim tapti mandželį tarnaitė. Nes daleiskim, Rūpo Gosvamis yra jau atėjęs buvo jau mandželė konkretus ir užtat moko kaip Krishna. Mes esame Rūpa Lūgos. Konkrečiai mes einam per gopės, per mandželės. Per mandželį. Ir mes galim tapti Rūpos tam iš tos dvasinės formos tarnaitė. Ja. Tai gal kažkokias tai formos tam? Ja, ne kažkokia, jei gausim mandželį formą. Tai va. O sakoma, ten dvasinį pasaulį gali keisti formą. Jeigu tu panorėsi, bet tu nepanorėsi, kadangi užimtas visą laiką. Bet jeigu panorėsi, gali formą pakeisti. Tokia forma, kokia būtų Krišnai ar Radhai, tuo metu reikalinga ir patrauklesnė? Ne, tu gali pakeisti, norėti ten tarnaitę Radhos būti, ten gopę būti, ar medžių būti, ar Jamūną. Pagal poreikį dvasinį. Nu jo. Tai jie ten keičia, daleiskim, jeigu žaidimuose yra, kaip sakė, ten visokių dalykų. Bet sako, reikia panorėti jiems. O panorėti nenorėsi, kadangi ten turi pasitenkinimą ir tu toks tau gerai. Bet esmė tokia, kad ir čia materialiam pasaulyje tos savybės yra asmenybės. Kiekviena savybė yra asmenybė. Tai dabar žiūrėk, su kokia aš tu asmenybę bendrauju. Tada pamatai, kad čia nėra taip paprastai, kad to mintis kilo. Reiškia, tu jau supranti, kad aš turiu savo užterštumą kažkokią, kad aš turiu kažką, kad prie manęs gali prieiti, kad aš turiu tarnauti jam. O ne, kad aš noriu ten tarnauti, man neleidžia. Tai yra apsivalymo formai. Pradame apsivalyti. Praktikuojame šitą. Praktikuojant bhaktį, mes pajuntam tą. O aš jau galvoju, kad čia manytis, ten auksinė atėjo, ar ten kokia. Praktiškai, arba tai kokia, praktiškai visą laiką su asmenybėm. Tai va žaidimai taip patys ir vyksta. Čia mes žaidžiam, sakant, su šešėliniais, kaip sakant, dvasinio pasaulio atspindys yra materialus pasaulis, kaip medis atspindi upė. Tai va, viskas vyksta tas pats, bet mes vyksta čia su mūsų norais, su tokiais. Per materialę. Na, per materialę. Bet mes čia galim suvokti ir tos žaidimus. Tarnaujant mes to suvoksim savo tikrą žaidimą, kadangi mes turime tas savybės, tos norus, jie iškreipti yra. Ir jeigu mes tarnaujam metu, Krišna parodės, tos susilies su tikrais, su tikru. Ir tada nenorėsim to. O ne tai, ką aš atmesiu ar užgniaušiu. Labai svarbus man. Ką? Nu, tą vietą pajus. Va, tai pajus, tai Krišna duoda. Va, mes skaitam, buvom pastomuką. Kaip tik tekstas buvo tas, kad Krišna rūpinasi kaip vaikais. Sako, jis nori naudų. Mes ką norim žaisti, naudais. Tai reiškia, tada Krišna toje vietoje rūpinasi kaip paramatma. Jis duoda atmintį, duoda žinojimą. Nu, paramatma visą laiką jis yra, jo. Tai paramatma, jo. Ta prasme, jeigu jis panorės, tai išsielaidos tą žinojimą. Ne, tai jis ir sako, kad jis nepanorės. Jis žiūri, jeigu būtų prievarta. Jis nesikiša. Bet jeigu aš paklausau jo, jis pasakė, visi nenori. Tu gali tada rinktis. Jeigu aš taip darau, kaip jis sakė, aš iš karto jis rūpinasi mane. Kaip tėvas rūpinasi. Ir kaip vaikui, jis jau rūpinasi. Sako, nuodų, kai vaikas nori naudų, jis neduoda, bet jis duoda samosą. Jis nesako, kad jis kažką nubaus, jis duoda kažką geresnio. Taigi gauni kažką geresnio ir užmiršti, ką norėjai to. Tai čia žaidimas su protu reiškia, kad protui duoti kažką malonesnio. Jo, tai sako, protą negalima užgniaužti, tai galima tik užimti. Tai o tie žaidimai, sako, čia vienas šešėliniai žaidimas, o čia tikri žaidimas. Aprašyti, bet mes tu juos studijuojant, mes suprasim savo tų šešėlius. Jo, bet kaip yra tada dvasinio pasaulyje, tie žaidimai vyksta amžinai ir čia jie nusikelia kažkaip tai tą materialų pasaulį. Ir jie čia vyksta. Ne, jie vyksta irgi amžinai.
Tai kaip čia nežinai? Tai tik eina sielos ateina, čia tą sistemą sukūrė, mums sistemą sukūrė, kaip sakant, analogišką tam dvasiniam pasauliu, bet tik tai čia šešėlinė, čia vaisius kabo, bet mes nepasitenkinsim. Tai tam, kad mumis iki to atvesti, kad mes pasipraktikuotumėm ir jau išmoktumėm taip gyventi, tada jau... Tai jo, o jeigu ne tai, nori ten žinau, 8 400 000 formų yra gyvybės, visi nori džiaugtis, visur ten tas pats, bet sako, tas, kuris įsivadavo, jis atsimena visas 8 400 000 formų, moliuskuose, kur buvo viskas atsimena. Sako, už jį klausia, ar jis nenupuls. Sako, jis atsimena, jam baisu, kaip košmaras, sapnas. Bet tai vėlgi viešpas duoda tą žinojimą. Žinau, ne, viešpas nesikiša. Kadangi neturi prisirišimo, viską atsimeni. Mes nesimenam, kadangi turim daug prisirišimo. Tai va, jie įsivadavo, jie viską atsimena. Jeigu reikia, jis pagalvoja, jis žino. Bet jis nebenori, to jam kaip košmaras tas. Jis net negalvoja apie tai, kaip ten. Tai va, tai žaidėl sakoma, tas, kad medis atspindys medžio, ir tas pats medis ant vandens matosi, tai vaisiai matosi, bet negali pasitenkinti. O ten yra nusiklyskiniai vaisių turi. Čia nuskynė, tam šešėliniam, jis nepasitenkins. Todėl tie žaidimai labai gerai frišas, Dievo aš pardesnis. Yra dramaturgas vokiečių, labai garsus. Mano jaunystėje tai buvo spektaklį statydavo, turbūt pažangiai visam pasaulyje. Duoda spektaklį, veiksmas vyksta, daleiskim, ten atsimenu padegėjas. Ten gaisrininkas yra, padegėjas yra. Ten yra ten kaip gyventojas ir taip toliau, ir namas ten. Ir tu gali statyti save į bet kokią situaciją, pragroti viską. Taip parašyta. Nu, kaip, čia sako, gal taip kaip matrica, ne, visos sistemos. Tai va, mums duotų tokios. Tai žaidimai, kad mes pragrotumėm, kur nori. Ir nebenorėtume. Jo, ir nesvarbu, kai rolė, tu įeisi ir sakralizuos tą patį. Tai va, labai puikiai čia. Gera mokykla. Ką? Gera mokykla. Nu, ne. Ne, tai už tą sakoma, tarnybos metu labai greitai viskas vyksta. Labai greitai. Mes gal pavargstam nuo savo to. Nuo savęs jau faktiškai. Tai turbūt nuo savo sąlygotumo. Nelabai kaip čia. Sakai, turbūt nuo sąlygotumo ir pavargstam. Na, tai jau sako, pada mažai žingsniais reikia, bet tai skaičiu. Geriau mažai žingsniais, taip ir sako, geriau atlik savo pareigas netobulai, kaip svetimo tobulai. Tas labai svarbus momentas gyvenime. Mes kažin kur visur puolam, kažin kur ten tą, bet ne savo, bet reikia pasimti savo ir daryti. Ir sako, nebijot daryti, nes pataisys tai. Tai, kurie eina, jūs pataiso. Krišnapas pataiso. Nebijot. Mes kartais bijom, įkišam savo mąstymą. O tie, kurie neina, tiem sunkiausiai yra, nes jį negali pataisyti, jį negali, jis neišveda iš vietos. Tai praktiškai. Tai va, sako, eikim į žaidimus. O mes iš karto galvom, eisim į dvasinius. Čia dvasiniai irgi žaidimai, dvasiniai. Čia tai viskas irgi vyksta. Ne, tai čia dvasiniai žaidimai, kadangi su mumis jau materialiam pasauliu žaidžia. Išsiskleidė, kaip minėjau, Radharani išsiskleidė tą pusę, Krišnai tą pusę ir visur eina. Mes irgi dalis esame dvasinės statybės. Ir mes dalyvaujam. Ir kiek norim, tiek dalyvaujam. Arba mes iliuzijai, tada mes jau, kaip sakant, materialiai. Visai kitos istorijos. Tada karmos lygiai mes taip gyvename. Nu, tada ir karmos lygiai. Karma, reiškia, padarai tą, gavai tą. Geriau padarai, gavai tą. Nu. Bet ilgai tęsis. Nu tai va tas ir yra, kai kada suprasi. Todėl ten lazeriai mokė, 5 tonai lazeriai mokė, karma reikia, ten medituoja, arba ten kaip aš kokį praeitą gyvenimą, ką aš turėjau, ne praktiškai. Nu čia nėra. Ne, jau jie nebeįdomu, jau ten tie lazeriai. Ne, tai gerai, tai anksčiau buvo įdomu. Nu jo. O į ten paskaityk, ten klydėsi. Nu gerai, kiekvienas žmogus mes rasim, kiekvienas mes pasitenkinsim to momentu. Įsijaučiam, paskui atrodo tas gyvenimas.
Krišnai sako, sarva daro, kad dėdėt mes visas akmenų religijas. Irgi neskaito, kad čia blogai. A ką blogai, kad sieną pažinsi? A ką blogai, kad paramatmą pamatysi? Ne. Eina kalba, kad tarnyba. Kalyvybai neįmanoma, ten eina gyvenimas iš gyvenimo. Kalyvybai neįmanoma, tais keliais eis. Ten veltui laiko, kaip Prabhupada sako, veltui ir laiko gaišinimus. Užsim bhakti ir viskas. Šantikai, hektikai, pradėta nuo to. Kartu būtų laimingas viskas. Bet kad kartu būtų laimingai, pasirodė, kad protas neleidžia, ne? Reikia reiškia apsivalyti. Davė valymus, davė gyvybės, davė programas, rytinės, ten vakarinės, ką darykite, kad ką patarnauti, kas kiek norit, bet iš karto pajusi ryšį su Krišna. Juk mums ir duoda, kad prisilies prie Krišna. Ne tai, kad kokio mamoną. Tai čia žaidimai mūsų tokie. Gal per daug paskui čia dainuojam geriau. Kilo minčių kokių. Ne? Ne? Šmat Bhagavatam ki. Jai.